Labas vakaras. Vis garsiau kalbant apie prastus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatus, kylančios aistros ir kritika asociacijai Lietuvos krepšinis bei jos vadovui Mindaugui Balčiūnui. Nesėkmės priežasčių ir galimų sprendimų ieškančio Balčiūno progų sukritikuoti nepraleido Kauno Žalgirio savininkas Paulius Motiejūnas. Teigęs, kad šalies krepšinio vadovo realybės supratimas lygus nuliui. O visų konfliktų fone ir galimos permainos rinktinės stratego pozicijoje. Plačiau reportaže. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai pirmajame atrankos etape per 6 rungtynes iškovojus vos 3 pergalės, likęs kelias norint patekti į pasaulio čempionatą, dabar matomas tarsi per miglą. Rugpjūtį prasitęsiančiose kovose šalies komanda vietos klysti tiesiog nebeturi. J grupėje jų lauks galingos Turkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Ir pralaimėti būtų labai didžiulė prabanga. Skaičiavimas dabar nors ir komplikuotas, bet gana paprastas. Lietuviai po 2 kartus namie ir išvykoje žais su turkais, serbais ir bosniais. Minimali riba 4 pergalės per 6 rungtynes. Nebus jų, nebus ir pasaulio čempionato. Svarbiausia išsidiskutuoti, susiplanuoti sprendimus ir juos realizuoti. Krepšinis Lietuvoje yra platus socialinis reiškinys ir labai vertiname įsitraukimą pačios plačiosios visuomenės ir suprantame tą emocinę būklę. Taip pat klausomės krepšinio bendruomenės ir šioje vietoje jos nuomonė yra, sakyčiau, reikšmingiausia. Visuomenė, apie kurią kalba asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, tikrai nepatenkinta dabartiniu rezultatu. O viso to fone ir paskutinysis lietuvių pralaimėjimas italams, kuriame buvo išbarstyta dviženklė turėta persvara. Treneris Rimas Kurtinaitis po nesėkmės teigė. Mes norėjom laimėti, mums nepavyko. Galėjom lengvesnių kelių papulti į pasaulio čempionatą. Dabar apsisunkinom truputėlį, bet aš manau, kad iš to kažkokios tragedijos, kaip ir anąkart sakiau, nereikia daryti. Nors apie dabartinę situaciją tiek Kurtinaitis, tiek Balčiūnas kalba gana ramiai, realybė absoliučiai kitokia. Patekimas į planetos pirmenybės dabar būtų tarsi stebuklas. Iš 6 komandų į čempionatą pateks tik 3 ir 2 vietos jau beveik užimtos. Turkija ir ta pati Italija, kuriai lietuviai pralaimėjo abu kart, yra stipriai nutolusios nuo kitų. O matant tokį krepšinio vadovo požiūrį, komentarų Instagrame po asociacijos įkeltą pokalbio ištrauką pasidalino ir Žalgirio savininkas Paulius Motiejūnas, negailėjęs kritikos strėlių. Kaip mes padarėm tokius filosofus ir skiedėjus savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo. Nors dar šią savaitę Balčiūnas teigė, kad permainoms nesiruošia, panašu, kad Lietuvos rinktinė antrąjį atrankos etapą gali pasitikti jau vadovaujama naujo stratego. Žurnalisto Jono Lekšo duomenimis asociacijoje dėl vyriausiojo trenerio pozicijos jau svarstomi įvairūs variantai. Sprendimas turėtų išaiškėti per artimiausias dienas, o pirmadienį numatomas dar vienas susirinkimas. Portalas Basket News įvardyje ir 3 pavardės, kurios yra minimos tarp naujų kandidatų vyriausiojo trenerio postui užimti. Tai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Kovas antrame atrankos etape rugpjūtį pratęsianti Lietuvos rinktinė 28 dieną susitiks su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31 stos į dvikovą su Bosnija ir Hercegovina.